7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Mintys geros, kovingos, džiaugiamės, kad pagaliau pavyko patekti tą finalo ketvirtą, nes pirmi 2 sezonai buvo gan nesėkmingi, ypač burtų prasme. Tai faina, kad vyks namuose mūsų arenoje, mūsų salėje ir, kaip sakoma, laukiam žiūrovų palaikymo ir esame susikoncentravę rytojus rungtynėm. Ir džiaugiamės, kad kiek matau, visi esame plius minus sveiki. Turime 12 žaidėjų, kurie bus pasiruošę atiduoti kiekvieną centimetrą aikštelėje. Prieš tai nelabai sekėsi, kad turnyre, bet dabar turit progą realiai pirmą titulą iškovoti klubo istorijoje. Ar yra kažkokia papildoma motyvacija, žinant šitą faktą, kad čia gali būti pirmas trofėjus klubo istorijoje? Be abejo, yra vis tiek taurių turnyrai dažniau yra tų, sakykime, mažesnių komandų turnyrai, kur yra daugiau šansų mums. Tai be abejo yra favoritas Žalgiris akivaizdus, bet mes dabar žiūrime visų pirma pusfinalės kovą su Neptūnu, kur irgi bus labai sunki. Žinome, kad Neptūnas turi tų galbūt vidinių problemų, tai arba galbūt bus dar labiau užsimotyvavę, tai nežinom ką laukti, bet viskas vis tiek turi labiau koncentruotis į mus. Ir kaip sakant, žaidžiame namuose, vienos varžybos pusfinalyje, duok dieve, kad kitos finale ir prie geros sėkmės galbūt viskas įmanoma. Pačiam su kuo gal labiausiai tas KMT asocijuojas, nes ir sidabrą iškovoja su Lietkabeliu, kokie galbūt tokie highlightai KMT turnyro? Man apskritai asocijuojasi galbūt su tuo pačiu renginiu, labai aukšta kokybė, sakyčiau, mes turime įspūdingą produktą, pradedant nuo to viso hypo, kuris keliamas ir, sakykime, tas visas tribūnų užtemdymas, kuris duoda labai to savitumo šitam turnyrui, tritaškių konkursas ir, sakau, viskas yra įspūdingai padaryta, tiesiog norisi, kad pačios rungtynės būtų kuo labiau intriguojančios, tai man galbūt labiau asocijuojasi, kad tas savaitgalis būna labai koncentruotas viso krepšinio bendruomenė į vieną vietą. Dėl tritaškių ar buvo koks nors konkursas komandoje, ar Arnoldas tiesiog pasakė, aš varau ir viskas? Ne, Arnoldas dar nėra toks arogantiškas, kad pasakytų tai, bet mes plius minus suvokiam, kad tai yra geriausias mūsų metikas, tai kažkaip per daug prieštaraujančių nebuvo ir nutarėm, kad Arnoldas turėtų ginti mūsų komandos garbę. Kokie šansai, galvoji? Aš sakiau, pirmas favoritas, aš ne dėl to, kad komandžiokas, bet dėl to, kad tikrai matau, kokią ranką gerą turi ir treniruotės ir rungtynių metu ir tie metimai statinių padėčių, manau, irgi jam, sakyčiau, dėčiau į favoritą į pirmą vietą. Kaip vertintum galbūt galimybės pasikauti dėl to titulo šitam turnyre? Kol kas visi taip implikuojam, kad to gero lauktų Žalgiris. Vieną kartą šį sezoną tą komandą jau įveikėt. Ar galima dar kažką panašaus parodyti? Be abejo, galima, kaip ir sakau, vienos rungtynės, sakykime, toks iš karto pliusiukas yra, kad mes žaidžiame pirmi pusfinalį, tai kažkiek turėsim tų ekstra valandų poilsio, jeigu patektume į finalą, tai o finalas vėlgi, vienos rungtynės, kas tą dieną ateis geriau nusiteikę, kas daugiau energijos turės, kam pakris galbūt geriau metimai, kas, daug tų niuansų yra, bet, sakau, vienos rungtynės tai viskas įmanoma, bet, sakau, nenoriu išbėgti įvykiam už akių, nes po to labai karma greitai atsimuša ir pradžiai reikia žiūrėti, kaip su Neptūnu rytoj susitvarkyti. Jūs tu esi Wolfs nuo pat pradžių, ar jauti tokį susikaupusią spaudimą bent kokios spalvos medalį žūt iškovoti? Ne, sakyčiau, to spaudimo gal nejaučiam, bet pirmi 2 metai, sakykime, tikrai, galim sakyti atvirai, jie nebuvo sėkmingi. Buvo tų gerų atkarpų, gerų pergalių, smagių momentų, bet, reziumė tu pasižiūrėjęs, Lietuvoje tu neiškovojo jokių medalių, Eurocup irgi praeitą sezoną nepatekom į atkrintamąsias, tai net to pačio Šiaurės Europos lygos, kurio niekas neatsimena, ir to nesugebėjom laimėti. O dabar 3 metai, kaip sakoma, 2 kol kas sezono tikslai yra įvykdyti, patekome į Eurocupo, sakykime, 8-finalį, dar turėdami namų aikštės pranašumą jau gerai, Karaliaus taurę turim irgi puikių šansus irgi gerai. Tai po šio savaitgalio pamatysime tą pirmą sezono titulą, ar pavyks nuskinti ar nepavyks. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.